Kokios šunų veislės yra labiausiai apsigimusios? Pastarosius porą šimtų metų žmonės taip užsikėpė išvesti keiščiausias veislės, o tai daroma poruojant giminaičius. Ir dar taip smarkiai, kad tokie šunys jau nustebintų ir terjerius, dėl ko jie lankosi pas veterinarą 50% dažniau nei dvarneškos. Tai kuriem kilmingiesiam mažiausiai pasisekė. 5. vietoj kolis. Turi įgimtų akių ligų, kurios priveda iki aklumo. Kita mutacija lemia, kad prasčiau reaguoja į vaistus, todėl reikia koreguoti dozes. Dar lesė gali tiesiog nuplikti ir visą gyvenimą teks vartoti vaistus dėl odos ir raumenų problemų. 4. vietoj spanielis, kuris iš savo mamos, sesers ir tetos, kuri beje yra tas pats šuo, paveldėjo širdies problemas, cistas stubure, kataraktas. 3. rotveileriai, kuriem gresia kaulų nykimas, kaulų vėžys, širdies problemos, epilepsija ar tiesiog įaugusios blakstienos. 2. auksaplaukis retrieveris, kuris turi didžiausią vėžio riziką tarp šunų, ir tai yra 60% jų mirties priežastis. Dar klubų ir sąnarių problemos, plus visa eilė akių problemų, nuo kataraktos iki rainelės atrofavimuose, kas baigėsi aklumu. O 1. aišku mopsas, kur jau iš jo veiduko matosi, kad tik mama gali tokį mylėti, jeigu vis dar mato, aišku. Dažnai turi kvėpavimo problemų, jiems sunku atsivesinti. Taip pat akių infekcijos, išnyrantis keliai, deformuoti ar suyrantis klubo kaulai. Jei to būtų per maža, jie ir patys sunkiai daugintis gali. Dažnai taikomas dirbtinis apvaisinimas ir atliekamas Cezaro pjūvis. Dėl to atsirado visa šunų dirbtinio apvaisinimo industrija. Na, bet turbūt dėl grožio verta.